Birželio 6. Saugokitės, kad kartais jūsų širdys nebūtų apsunkintos pagiriomis, girtumu ir gyvenimo rūpesčiais, ir kad ta diena staiga neužkluptų jūsų. Luko Evangelija 21 skyrius 34 eilutė. Taigi suprantame, kad darbas, koks laukia mūsų, pareikalaus pastovumo, budrumo ir tvirtumo. Šis darbas tai viso mūsų gyvenimo darbas, tai gyvenimo kova su galingu priešu, kuris įsitvirtinęs mūsų kūnuose. Išorinės jėgos iš tikrųjų yra stiprios, bet daug labiau turime bijotis vidinės kovos. Jeigu mes nors kiek apsinuodysime šio pasaulio dvasią, jei šiek tiek leisime pasitenkinti savimi, jei mylėsime patogumus, malonumus, jei lengvai toleruosime ir žiūrėsime pro pirštus į mūsų senojo žmogaus polinkius tokius, kaip pavydą, piktumą, pasipūtimą, tuštybę, pasigyrimą, impulsyvumą, aroganciją, pyktį, kovą ar panašius dalykus, tada iš tikrųjų esame dideliame pavojuje. Pasaulio kūno ir priešininko įtaka, linkusi užvaldyti mus noru nesaikingai valgyti, gerti, apsikrauti gyvenimo rūpesčiais. Būtinas budrumas, jeigu norime užkirsti kelią tokiam perdėjimui. Taigi, nemiegokime, būkime budrus, nepasitikėkime savimi, atidžiai sekime savo mintis, motyvus, žodžius, poelgius, aplinką ir veikiančias įtakas, kad išvengtume perdėjimo. Tas, kuris apsunkintas šiais dalykais, be abejo negaus apdovanojimo, kuris pažadėtas vien tik tiems, kurie yra budrus ir ištikimi. Klausimai, kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kas padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Saugokitės, kad kartais jūsų širdys nebūtų apsunkintos pagiriomis, girtumu ir gyvenimo rūpesčiais, ir kad ta diena staiga neužkluptų jūsų. Luko Evangelija 21 skyrius 34 eilutė.